manote, kokią įtaką Snoro nacionalizavimas turės valstybės kredito reitingui? Kiek stipriai tai paveiks Lietuvos ūkio augimą, smulkiųjų paskolų išdavimą? Platus labai klausimas, taip. Valstybės reitingui tik tai pagrindė darys yra įtaka, priklausys nuo tiek, kiek iš Lietuvos biudžeto reikės yra pinigų. Ta prasme, ir reitingas bus nustatomas tik tai tuo atveju, kad bus išaiškės yra visos apimtis, yra kiek vyriausybė turės prisidėti prie šito banko kapitalizavimo ir daugiau, sakykime, yra nieko. Tai dėl to greitos reakcijos iš reitingo agentūros nesitikiu ir manau, kad ateityje sužinosime. Nes ir manau, kad ir pati vyriausybė iki galo šiuo metu nėra aiškiai yra suma, kadangi atliekamas yra pilnas vidinis auditas, yra nustatoma, kiek lėšų yra bankė ir kiek sakykime, nėra šiuo metu. Tai vienas dalykas, manau, kad paskolų išdavimai trumpalaikiai tikrai pabrangs naujiems išimančiams ir tikriausiai sumažės naujų paskolų išdavimas, o įvyks dėl to, kad kadangi likusieji komerciniai bankai turi pamatuoti, kokį, sakykime, padarę poveikį, sakykime, kitiems bankams. Įdomu būtų sužinoti, kaip įvykiai Snoro banke gali paveikti krepšinio klubą Lietuvos Rytas. Ar klubas gali prarasti banko rėmimą? Šiuo metu visas turtas yra perimtas Lietuvos centrinio banko, kuriam paskirtas yra administratorius ir spręs šiuo metu administratorius, kaip panaudoti likusias lėšas. Tame tarpe ir viena iš sakykime, 7 dukterinių kompanijų, kuriam įeina ir fondas. Tai čia kompetencija būtent administratorius. Tai turime omeny turėti, kad visų pirma aišku, indėlininkų interesai, dėl ko viskas daroma, o po to jau yra visi kiti tikriausiai interesai. Ką reiškia banko padalymas į gerąjį ir blogąjį banką? Kas bus tame blogajame banke ir kas padengs blogų paskolų nuostolius? Blogų paskolų nuostolius padengs Lietuvos vyriausybė. Nes kadangi šiuo metu prisižadėta, kad visi indėliai, tiksliau bankas yra nacionalizuotas su to pagrindu, kad būtų visi indėliai nekokio, nesvarbu kokio dydžio yra buvę, sakykime, nes nors 99 procentai Snoro banko neviršė 345 000 litų, bet taip pat ir tam likusiam visam procentui tikriausiai bus grąžinta, tik tai aišku per ženkliai ilgesnį laiką, bet bus tik tai apribojimas laike. O kad žmonėms būtų aiškiau, visgi gal jūs galite plačiau papasakoti apie tą gerą ir blogąjį banką? Tai būtų į blogąjį banką būtų perimti, sakysim, visos abejotinos paskolos. Jis taip pat turėtų savo kapitalą ir aš nežinau tiesiog, kaip jie bus nuspręsta, ar leis vyriausybė specialias obligacijas, ta prasme išleis, kurias išpirks vyriausybė pati, aišku, kad padengti. Tai nereiškia, kad visos blogosios paskolos jos negrįš tiesiog jos grįž per ženkliai ilgesnį laiką. Tai ta dalis bus išimta grinai, vienoj pusėje bus blogos paskolos, kitoj pusėje bus vyriausybės pinigai šitam, sakykime, paskolų. O indėliai lieka, visi indėliai turėtų likti gerajame banke ir taip pat visas geras turtas, kuris atneša ir toliau pelną. Tai palyginimui, kadangi tokia nelaimėliai ir Pareks bankas prieš 3 metus, kada įvyko, tai tas šiuo metu Lietuvos vyriausybė bet kuriuo atveju pasimokiusi, kad jinai darė greitą nacionalizaciją ir tas bankas turėtų, 2 bankai atsirasti žymiai greičiau, nes jeigu žiūrint į Latvijos patirtį, tai naujasis bankas atsirado tik tai praeitų metų birželį, tai po 1,5 metų, kada įvyko, sakykime, nacionalizacija. Ir naujajam bankė jau nebuvo jokių apribojimų, sakysim, indėlių išsimti. Kiek norėjai, tiek gali išsimti. Tuo tarpu blogajame banke, kuris ir suliko su Parekso vardu, galioja ir po šiai dienai apribojimai, sakykime, tam tikrai grupiai, sakysime, lėšų išėmimo iš jo. Tai toks visų pirma, sakau, neaiškus laiko atkarpa, per kiek greitai įskurs, sakysim, Seimo įstatymai ir visi kiti bet bus šitaip. Esu smulkusis Snoro akcininkas. Kaip bus su lėšomis už paskutinę Snoro akcijų emisiją, kurios Lietuvos bankas nepatvirtino? Ir kokia galimybė atgauti dalį jau turimos akcijų sumos?
Suprantu, kad tai dar nėra aišku, bet ką manote jūs? Jeigu ta emisija nėra užregistruota, tiksliau neužregistruotas kaip akcinis kapitalas, aš manau, kad pinigai turėtų būti gražinti tiems akcininkams, kurie išpirko, sakysim, sumokėjo, bet jisai nebuvo pripažintas yra kaip akcinis kapitalas, tada turėtų tai būti pinigai gražinti. Kaip vertinate Baranausko, čia prezidento banko, išsakytus teiginius, kad tai yra Skandinavijos bankų užsakytas susidorojimas su lietuviško kapitalo banku? Aš neturiu tiek informacijos, kiek Baranauskas, kad galėčiau, sakysim, komentuoti, sakykim, tai yra. Ar gali būti, kad pasinaudodama keliais nesklandumais banko veikloje vyriausybė užsiima legaliu banditizmu ir žlugdo Snorą? Aš manau, kad vyriausybės vaidmuo šiuo metu yra tik kaip gelbėtojas. Ta prasme, turint omeny, kad sekančiais metais vyriausybė turi pasiskolinti 10 milijardų ir turėtų omeny, kad dar reikės sakysim, skolintis dėl to, kad padėti bankui, tai aš vyriausybės intereso šitome reikalė jokio nematau. Ta prasme, tiesiog tikrai nuostolingas dalykas iš vyriausybės pusės žiūrint. O vyriausybė vykdo nacionalizaciją, kadangi tai yra pigesnis variantas negu, sakykime, išmokėti 4 milijardus, šiuo metu gražinti indėlius iš indėlių, sakykime, fondų, kurie turi būtent gyventojai. Būtent gyventojai turi 4 milijardus Snoro banke. Tai šitokiu būdu nacionalizavimas ir, sakykime, išsiaiškinimas būklės ir paskui iš naujo to banko ar atskirimas, ar rekapitalizavimas valstybės pinigais perėmimas yra žymiai pigiau negu, sakykime, pereiti prie bankroto procedūros ir, sakykime, tada papulti po indėlių gražinimo įstatymų ir ten žymiai, sakysime, ilgiau ir sudėtingiau gautis. Tai šiuo metu ir vyriausybė tik pasirinko kaip greitesnį ir pigesnį variantą. Ko tikėtis įmonėms, kurios Snore turi ne 1 milijoną litų? Manau, kad bus sunkus laikai su atsiskaitimais. Tai paprastai tokiais atvejais kadangi bus apribojimas visų lėšų sakysime, dydžių pavedimams, tai paprastai sudaromas keturių rūšių klientai. Tai būna klientai gyventojais, kurio dabar pasakė, kad galės, sakykime, gal rytoj, gal vėliau po 500 litrų kiekvieną dieną išsiminėti. Toliau bus numatyta smulkios įmonės, kiek galės tūkstančių, sakykime, išsimti per vieną dieną. Toliau bus didesnės įmonės ir man atrodo, kad didesnės, kaip 250 įmonių, labai didelės, ko gero bus neribojamas jiems lėšų apribojimai. Tai reiškia, smulkiom ir mažesnėms įmonėms bus tikrai daug bėdų gali padaryti didelį įtaką jų verslui, nes sutrinka, jų su apribojami, dirbtinai apribojami sakysime, finansiniai srautai. Prašau, patarkite, ar verta toliau laikyti indėlius Snore, ar juos reikia kuo greičiau atsiimti? Šiuo metu jūs indėlių neatsimsite kuo greičiau. O toliau neaišku, ar liks toksai bankas kaip Snoro, kaip Pareksas liko blogojų bankų, tai blogajam niekas nenorės laikyti. Teks palaukti, kaip bus jis nuspręstas su bankais. Kokia situacija su indėliais? Ar bankas atiduos sumą iki 100 000 litų eurų iš karto, jeigu indėlio laikas baigėsi gruodžio mėnesį, ar bus mokamos palūkanos? Aš manau, kad indėlis bus atiduodamas per ilgesnį laiko negu numatyta, kaip aš minėjau, kad tai bus apribotas išėmimas. Ir palūkanos turėtų būti visos sumokėtos. Kas laukia tos indėlių dalies, kuri viršyje garantuojama 100 000 eurų sumą? Daugumos juridinių asmenų indėliai tikrai yra didesni nei ši suma. Dar kartą po ko vyriausybė, sakykime, Centrinis bankas pasirinko kitą kelią, kad grąžins visus indėlius, nesvarbu kokio dydžio yra, ir kadangi po šiai dienai nereikalingas, kad jis veiktų, tas indėlio draudimo fondo pinigai nebūtų panaudoti. Dar viena iš priežasčių buvo dėl to, kad nacionalizuojamas dėl to bankas. O jeigu tokį įstatymą reikėtų dėl indėlio grąžinimo, tiksliau draudimo panaudoti, be abejonės virš 345 000 visi pinigai negrąžinami likusi. Bet šiuo metu pasirinkta, kad grąžins indėlius. Maždaug tai
Tai nėra tik Lietuvos, sakykime, bėda. Tai, sakykime, 2008 metais, kai dar prasidėjo bankinė krizė JAF ir, sakykime, Europos yra sąjungoje, tai Airijai kaip tik ištiko toks likimas vyriausybės, kaip mūsų vyriausybės ištiko. Bet Airijai buvo priversti nacionalizuoti 3 didžiausius yra bankus. 3 didžiausius bankus. Pasime, kad būtent išapsaugoti visus indėlius gražimi ir po šiai dienai, sakysime, Airijos vyriausybė tik dėl to ir turi problemas, dėl to, kad bankus reikėjo nacionalizuoti, nors jų viešieji finansai buvo tvarkomi žymiai geriau negu vokiečių, sakykime. Tai šiuo metu yra, sakykime, galim taip pasakyti, Lietuvos vyriausybė nuėjo būtent šitokiu keliu, kad indėliai bus grąžinti visi, nes priklausomai nuo sumos, tik tai bus ištiesta žymiai didesnį laiką. Norėjau pasiteirauti, ar nekils sunkumo atsimant pinigus iš einamųjų, taip pat ir indėlių sąskaitų, kurios paliktos kaip palikimas. Priėjimą prie sąskaitų gausim tik sausio mėnesio pabaigoje. Jokios išimties nebus daroma, ar palikimas, nepalikimas. Aš manau, kad bus, tik ko gero, turėtų būti be jokių apribojimų būti leisti neįgaliesiems išsimti, ten tikriausiai pensinio amžiaus, ten nežinau, nustatys kiek 65 ar 70 metų ribą, kur nepribotų, kur tiesiog tikrai yra žmonių atsargos yra ir jos, sakykime, nes yra pensijos yra užstrigusios ir taip toliau. Tai manau, šitos dalys bus atiduodama be jokio apribojimo, nes tiesiog žmonės turi gyventi jau. Mano vyras yra Snore paėmęs kreditą. Kas mėnesį mokame įmokas. Kam dabar teks mokėti šias įmokas? Taip, kaip ir toliau yra, Snorui teks yra mokėti, kol negaus yra kitokio pranešimo, kad, sakysim, įsteigtas yra naujas bankas ir jūsų, sakykime, paskolą perėmė yra naujasis bankas ir prašome mokėti tokiam yra sąskaito, nes bus naujas bankas, bus naujos yra sąskaitos. Tai šiuo metu yra, kaip mokėjo, taip ir mokėsite Snoro banko. Nes kito banko nėra. Ar nebus vėl pakeisti įstatymai, pagal kuriuos indėlių grąžinimas nusitęs dar kokį 20 metų, juk valstybė krizėje? Dabar įstatymė numatyta, kad vyriausybės teigiamuose, sakykime, yra bankuose, jos turės jinai savo kapitalą, numatoma yra 2 metams ir paskui turi dar, sakykime, 3 kartus po 1 metų, tai maksimali riba, kuri, sakykime, galėtų išsitęsti yra iki 5 metų. Sakykite, kaip bus su studentų paskolų išdavimu Snoro banke? Ar visos sutarčių pasirašymo metu gautos garantijos išliks, ar ir toliau bus mokamos valstybės remiamos paskolos studentams? Manau, kad prisimti šitie įsipareigojimai turėtų išlikti, neturėtų būti jokių pasikeitimų. Nes tiek valstybinė, sakykime, studentų yra, kur paskolos išdavinė institucija yra valstybinė ir šiuo metu yra bankas praktiškai, sakykime, valstybės yra valdomas. Tai turėtų nesutrikti šitą vietą. Koks likimas laukia fiksuotų Snoro obligacijų, nacionalizavus banką ir padalijus jį į gerą ir blogą? Kokie banko įsipareigojimai pereina į gerąją pusę? Čia kaip ir įsipareigojimas yra tik kitokios rūšies, ta prasme, ne indėlis, bet yra kaip vertybinio popierio, sakykime, paskola paimta forma. Labai konkrečiai negaliu atsakyti, bet aš manau, kad tos obligacijos turėtų būti perkeltos sakysime, į gerąją banką. Nes į blogąją banką šiuo metu čia yra įsipareigojimo pusė, mes kalbame. Į blogąją banką yra klausimas tai, kad būtų perkelti yra bloga turtinė pusė, arba taip vadiname aktyvai, o mes šiuo kartu kalbam apie įsipareigojimus, kurie tikrai turėtų būti perkelti sakykime, į gerąją banką. Niekur nerandu informacijos apie banko obligacijas, kokia jų išgryninimo seka, ar smarkiai gali kristi jų vertė. Manau, kad labai smarkiai. Snore turime 55 000 litų einamojoje sąskaitoje, kuriais planavome padengti dalį būsto paskolos SEB banke. Paskolos palūkanų perskaičiavimas numatomas kitą trečiadienį. SEB bankas perskaičiavimo dienos neatidės. Grąžinę bankui minėtus 55 000 litų per mėnesį mokėtumėm po 750 litų, o dabar, kol atgausime pinigus, apie 1100 litų. Neaišku, kiek teks mokėti tokią didelę sumą. Ar galime reikšti pretenzijas Snorui dėl laiku mums negrąžintų pinigų, dėl ko patirsime nuostolį? Šiuo metu tikriausiai ne pretenzijos yra reiškimo klausimas, bet kad kiti bankai, sakysim, nes manau, kad vis tiek yra klientų, Snore bankai yra apie 200, buvo apie 200, yra 280 000, tai
toliau yra centrinis yra bankas turėtų vis tiek kažkokiu būdu susitarti su likusiais komercinės bankais yra, kad kaip tokiu atveju yra elgtis yra. Tai aš manau, kad turėtų kažkoks tai būti sudaryta galimybė, kad pagelbėti, sakykime, įvertina šitą situaciją yra, kad dėl išalusių indėlių. Bet turėtų tas reguliuoti centrinis bankas yra tarp komercinių bankų šitą. Jeigu Seimas nepriims įstatymų, kas bus su žmonių pinigais? Manau, kad procedūra vis tiek išliks tokia pati, kad įvertinus yra nuostolius, kokie yra susidarę, nesvarbu yra, sakysim, kai bus atlikta pilna turto, sakykime, įvertinimas, tada bus aiškus yra, kokie yra bankė nuostoliai, toliau, bet kuriuo atveju vis tiek tie nuostoliai bus dengami esamų akcininkų pinigais, ta prasme, nes jau šiandieną yra 780 milijonų akcininkų turto, o jeigu jo yra neužtektų, tai aš įsivaizduoju, kad tokiu būdu vyriausybė tiesiog taptų investuotų yra savo pinigus ir to banko yra pagrindu. Tiesiog būtų tvarkymas, jų ženkliai yra sunkesnis yra, bet ir kapitalo ženkliai reikėtų yra daugiau negu naujajam yra bankui, nes lieka blogosios paskolos ir taip toliau. Tada banko kapitalizacija yra žymiai brangiau kainuotų vyriausybei, bet kuriuo atveju vis tiek galima ir tokiu būdu išgelbėti, sakykime, banką. Nebūtinai dalinant ir į dvi dalis. Ar jūs pritarėte tam scenarijui, kurį pasirinko vyriausybė? Aš manau, kad ko gero yra kitokio kelio, nes aš manau pagrindinė yra priežastis, dėl ko buvo toks staigus, sakykime, banko perimas yra dėl to, kad iš banko buvo išimta arba išvesta, pervesta virš 200 milijonų yra lėšų. Ir ta prasme, jeigu nebūtų staigiai vyriausybė, sakysim, perėmusi ir nuraminusi, sakysim, yra žmonės ir to pačiu yra užsigarantavusi savo centrinio banko, sakysim, trumpalaikės likvidumo yra paskolos yra, tai tiesiog yra, kaip ir sakė, yra Lietuvos centrinio banko pirmininkas Vasiliauskas, tiesiog sekančią dieną nebūtų, kaip šiandieną, nebūtų pinigų išmokėti indėliams. Yra. Tiesiog žmonių eilė susidarytų, o pinigų nebūtų. Tai šiuo atveju yra. Tai pagrindinis mano įsivaizdavimas, kad būtent dėl to, kad bankas netaptų nemokių, arba, sakysime, ir būtų pradėtas yra būtent mokumo atstatymo yra valdymas perimtas iš centrinio banko. Tai tiesiog čia aš manau, kad nebuvo yra kitokios yra, nes jau 200 milijonų, 240 milijonų Lietuvoje yra, sakykime, yra tikrai tokio dydžio bankas kaip Snoras yra labai didelis yra pinigų išėjimas. Sertifikatai eis į gerąjį banką ar į blogąjį? Į gerąjį banką, jeigu toksai bus įsteigtas. Indėlis sertifikatas tai yra, kada indėlis, sakykime, yra, aš turiu bankė indėlį ir vietoj to, kad, sakykime, pervešiau kitam žmogui, sakykime, indėlį, aš tiesiog perleidžiu jam teisę į tą indėlį esantį bankę. Ta prasme, bankams yra tai yra stabiliau, yra, kada indėlis lieka tas pats, bet pasikeičia savininkai. Ir sakykime, aš jeigu padėjau indėlį, aš galiu, sakykime, aš jam, sakykime, jeigu, sakykime, aš atsiskaitau, aš atiduodu tiesiog yra teisė į tą indėlį, paskui jis atsiskaito toliau, jis tampa kaip, tai yra teisė į indėlį, bet tai yra mums, jis yra įvestas, sudarytas tam, kad bankai stabilizuotų, kad indėliai nevažinėtų iš banko, nes jeigu to man nereikia, jeigu pinigų nereikia, aš turiu teisę į tą indėlį. Tai indėlių sertifikatas yra tiesiog yra prekiaujama yra arba kaip teisė į indėlį esanti, tai jis papuola į tą pačią indėlių kategoriją. Jūsų nuomonė, ar skandinavų bankams susiklošiusi situacija su Snoru yra naudinga? Manau, kad šiuo metu yra nestabilumas, kuris yra, sakykime, yra sukeltas, nes tai atsispindėjo ir tarpbankinėje rinkoje, kadangi tai yra Vilniaus yra tarpbankinėje rinkoje, kur yra matuojamas, taip vadinamas, yra Viliboras arba tarpbankinės palūkanos. Tai šiuo metu rodo, kad palūkanos šoktelėjo yra, sakysim, yra gan ženkliai, yra vienas pašokimas. Tai rodo, kad sumažėjo pasitikėjimas yra tarp bankų. Tai reiškia, kad šiuo atveju tikrai šitas yra smūgis yra nepalankus yra. Bet žiūrint toliau yra, sakykime, metų ar, sakykime, dviejų laikotarpį, tai tikrai dalis yra klientų arba įmonių tikrai perės į kitos bankus. Ir šitą prasme galime kalbėti, kad įvyks klientų vienoks ir
nutekėjimas ir to laimės yra kiti likusiai yra bankai, nebūtinai tik tai skandinaviški, nes daugiau yra bankų, ne tik skandinaviškų. Bet šiuo metu yra poveikis po kol kas yra neigiamas. Nes sutriko atsiskaitimai, šiuo metu yra Snoro banko klientų, vadinasi, tie bankai klientai, kurie yra kitose bankuose, jie taip pat negavo, sakykime, kažkokio pervedimo, vadinasi, jie turi atsidaryti kreditinės linijos arba taip toliau. Tai jau dabar yra padaryta, žala yra įmonėms ir gyventojams, nes yra sutrikęs atsiskaitimas ir žmonės negali naudotis, nei įmonės disponuoti savo lėšomis.